Na ką, sveikos. Matau, kad jau esam live. Na ką, sveikos. Matau, kad jau esam live. Labai smagu, kad šiandieną prisijungsit ar kad žiūrėsit įrašą, nes šiandien paėmiau kalbėti tokią tikrai labai aktualią ir gyvą temą. Tai yra būtent apie mūsų perdegimą, apie nuovargį, kaip iš to viso išeiti ir kaip pradėti gyventi gyvenimą iš resursinės būsenos. Nes visa šita savirealizacijos tema, jinai yra neatsiejama nuo resursinės būsenos. Tam, kad mes galėtume realizuoti save, kad mes galėtume atskleisti savo talentus, kad mes galėtume išpildyti save ir kurti kažkokią tai pridėtinę naudą gyvenime, mes turim turėti resursų. Ir moteris, kurios jaučia, kad nori tos savirealizacijos, bet resurso šiuo metu nėra, jos susiduria su tuo iššūkiu. Tai ką man daryti, iš kur to resurso turėti, kad ateitų tie vidiniai atsakymai. Nes iš esmės perdegimo, nerimo, skubėjimo temos, jos yra tos pagrindinės temos, kurios uždaro savirealizaciją ir uždaro net kelią ir vartus keliauti į tą savirealizaciją. Būtent dėl to ir noriu pakalbėti apie tai, kaip iš to išeiti. Nes tik išėjus iš viso šito nerimo, perdegimo, persitempimo, energijos neturėjimo būsenos, galim kalbėti apie savirealizaciją, apie vidinių atsakymų turėjimą. Tai kaip tokie laipteliai, ar ne? Savirealizacija yra kaip ta viršūnė, tai ko mes siekiam, tai ko mes norim, bet iki tol mes turim turėti aiškumą, mes turim padaryti tam tikrus žingsnius ir mes turim turėti susireguliuotą nervų sistemą. Būtent mūsų nervų sistema, jinai reguliuoja, kokios būsenos mes esame. Tam, kad būti resursiniai būsenoj, mūsų kūnas turi jaustis ramus, saugus ir resursė. Tai pagrindinis dalykas mums sureguliuoti savo kūną yra būtent per kūno praktikas. Bet jeigu patiriat, kad gyvenime daug nerimo, daug skubėjimo, tai čia labai svarbu yra kalbėti apie mūsų kūno ir nervų sistemos reguliaciją. Jeigu nervų sistema yra išsireguliavusi, ką mes patirsim? Tada atsiranda nerimas, atsiranda skubėjimas, mintis laksto nuo vieno dalyko prie kito dalyko, prie trečio dalyko. Labai sunku susikaupti, sunku atlikti net ir kasdienius darbus. Pasidaro, jeigu ta būsena tęsiasi ilgą laiką, pasidaro toks jausmas, kad atrodo visko yra tiek daug ir nežinau, ko imtis ir nebežinau, kaip tai išspręsti. Tai būtent visa tai kalba apie nervų sistemos išsireguliavimą. Jeigu eiti dar gilin, gali atsirasti kūno simptomai, tokie kaip kūno toks virpulys, drebulys, rankų drebulys, dažnas širdies plakimas, permušimai. Gali atsirasti skrandžio skausmai, gali atsirasti net ir panikos atakos, kada netikėtai pradeda greitai plakti širdis, sukyla stiprus nerimas, stiprus fiziniai simptomai ir atrodo, kad neaišku, ką daryti, kas čia su manim vyksta. Tai yra skirtingi tie lygiai nervų sistemos išsibalansavimo, bet jeigu taip žiūrėti, didesnė ar mažesnė nervų sistemos disreguliacija mieste gyvenantys žmonės patiria labai dažnai. Ir būtent dėl to vienas iš tokių esminių dalykų, ką suprasti, kad nėra normalu gyventi nuolatinio skubėjimo būsenoj, nėra normalu gyventi nuolatinėme nuovargyje, nėra normalu gyventi be ramaus laiko savo. Tai šitą labai svarbu suprasti ir tam yra įvairūs būdai, ką mes galim padaryti. Tai pirmas iš tų būdų tai yra mūsų aplamai kūnas, ar ne, atsigręžti į savo kūną, patenkinti kūno poreikius, kogi mūsų kūnas nori. Nes mūsų kūnas nori išsimiegoti, nori pavalgyti, nori atsigerti tokių bazinių dalykų. Ir jeigu šitą mes savo kūnui neduodam, kūnas išsireguliuoja. Iš karto atsiranda nerimo simptomai, iš karto atsiranda įtampas įvairios ir tai ir būtent signalizuoja, ar ne, kad mano kūno poreikiai yra nepatenkinti. Toliau, tam, kad mes galėtume balansuoti savo nervų sistemą, yra labai svarbios kūno praktikos, kvėpavimo įvairios praktikos, ką mes ir čia darėm prieš tai kituose laivuose, bet būtent apie tą susijungimą su savo kūnu, su įvairiomis praktikomis mes galim keisti savo būseną labai greitai. Iš nerimo būsenos, iš tokios mažo resurso būsenos galim keisti būseną į didesnį resurso būseną. Pavyzdžiui, per įvairias meditacijas mes per 10-15 meditacijos minučių galim pailsėti taip, kad tai atitinka maždaug 2-3 valandas nakties miego, kas yra iš tikrųjų nuostabu. Ir kalbant apie visus šitus dalykus,
Aš sukūriau nervų sistemos reguliacijos kursą, tai yra būtent kursas, kuris yra skirtas moteriams, kurios nori iš nuovargio, iš minčių chaoso, nuolatinio tokio skubėjimo ir lėkimo pereiti į stabilumą ir aiškumą tam, kad būtų galima kurti savo realizaciją. Be normalios, stabilios nervų sistemos atsakymai tiesiog neteina. Labai daug moterų grupiai prieš tai dalinosi, kad atrodo, tenai buvo įvairūs lygiai, bet pirmam, antram lygyje buvo pervargimas, perdegimas, neturiu energijos arba nežinau, ko aš noriu, bet jau žinau, ko nebenoriu. Tai būtent šitiems lygiams šita nervų sistemos reguliacijos kursas, jisai yra idealus, nes mes turim turėti stiprų pagrindą, ant ko mes galim keliauti į vidinius atsakymus. Jeigu nėra subalansuota nervų sistema, tie vidiniai atsakymai, jiems labai sunku prasimušti, nes ar ne kažkas nutiko, kažkas įvyko, išsireguliavau, pakilo streso lygis, nėra minčių aiškumo, nėra susijungimo su savo resursu. Savirealizacijos atsakymai ateina būtent iš resurso. Dėl to labai noriu šiandien pristatyti truputėlį daugiau šitą nervų sistemos reguliacijos kursą. Toms, kuriams įdomu, būtinai paklausykite, dėl to, kad čia sudėjau labai daug resursų. Tai jeigu klausot, pasidalinkit, ar aktuali šita tema, ar aktualu yra apie nervų sistemos reguliaciją, ar patiriat dažnai nerimą, nes paskutiniu metu aš pastebiu, kad be galo daug moterų gyvena būtent toj nerimo būsenoj, vėl ir vėl sukasi diena po dienos, reikalai, darbai ir nėra išėjimo resursą. Tai tam, kad sukurti pagrindą, tokį startą kelioniai į savirealizaciją, šitas kursas ir yra. Tai ką aš čia esu sudėjusi? Aš esu sudėjusi pirmiausia, tai yra 3 paskaitos, puikiai suprasti savo nervų sistemą, kaip jinai veikia, kas čia vyksta, kaip įsijungia tas fight or flight režimas. Ir papasakosiu truputėlį apie tai, kad mes, kai esam resurso būsenai, mes esam atsipalaidavusios, mes esam tokiame pasimėgavime gyvenimo. Mes galim ramiai gerti arbatos puodelį ir nesisuka tūkstančiai milijonai darbų, reikalų ir dalykų. Resurso, toje rest and digest būsenai mes mėgaujamės gyvenimu. Ir pas mane asmeninės sesijas paskutiniu metu labai dažnai ateina moteris, kurios sako, nežinau, kas čia per būseną, nes aš visada lėkiu, skubu, kažką darau. Ir taip ir yra, taip ir nutinka, ar ne, kad mūsų nervų sistema išsireguliuoja ir jeigu tai vyksta ilgą laiką, pasidaro sunku sugrįžti, sunku vėl susireguliuoti, arba pavyksta susireguliuoti, gal savaitgalį trumpam, o paskui vėl lėkimas. Tai būtent aišku suvokimą, kaip viskas veikia, kaip ta nervų sistema išsijungia, kaip mums nusistatyti tą nervų sistemos lygį, kurią mes esam, tai visą tai sudėjau į 3 paskaitas ir tai bus 3 paskaitos tokiam detaliam supratimui, detaliam suvokimui, kaip veikia nerimo ratas, kaip iš jo išeiti, kaip nervų sistemą susireguliuoti. Lygiai taip pat tenai mes kalbėsim apie įvairius nerimą ir stresą palaikančius mechanizmus, nes mes galim būti tose pačiose situacijose, tose pačiose stresinėse galbūt situacijose savo gyvenime, ar tai darbuose, ar tai namuose, bet 2 skirtingi žmonės gali reaguoti visiškai skirtingai. Vienam ta pati situacija atrodys kaip didžiausia pasaulio pabaiga, o kitam atrodys kaip juokutis. Ne? Šitą galim pamatyti, kaip po darbo automobiliu, ne, žmonės važiuoja iš darbų ir visi būna pikti, kažkas užkišo, kažkas nutiko. Ir tai ir šneka apie nervų sistemos jau išsireguliavimą po visos dienos. Tuo tarpu, jeigu pasižiūrėtume savaitgalį, ar ne, automobiliai ramiai savo vairuoja, kažkas kažkur pavažiavo, vienas užvažiavo greičiau, galbūt tenai užkišo, niekas nebepastebi. Tai ta pati situacija, bet skirtinga būsena mums padaro visiškai skirtingą reakciją. Lygiai taip pat, jeigu turit vaikų, tai labai gerai šitą pamatysit, kada yra savaitgalis, galbūt rytas, ten vaikai kažką tai daro, pripilso namuose, padaro betvarkę, viskas okei, galima susitvarkyti, nieko tokio. Bet jeigu esat jau pavargusios, jeigu jau yra dienos pabaiga ir nutinka kažkoks chaosas, tikrai tos emocijos sukyla labai stipriai. Tai apie ką mes nervų sistemos reguliacijos kursą ir kalbėsim, kai jau tos emocijos užplūsta, ką man su tuo daryti.
ar ne, kad nesprogti. Ir kuo stabilesnė nervų sistema, kuo mes ją labiau prižiūrim ir tausojam, tuo mažiau tokių būna sprogimų, ar ne, emocinių sprogimų, kur viskas, nervų sistema nebeatlaikė, aš kažką apšaukiau, padarau kažką jau ko nebenoriu ir veikiu grinai iš emocijos. Tai stabili nervų sistema sumažina to tikimybę, nes jeigu taip žiūrėtume į savo nervų sistemą nuo 0 iki 10, 0 yra visiška ramybė, aš atsipalaidavusi, mėgaujuosi, 10 yra jau nekontroliuojama įtampa, nervų sistema išsibalansavusi. Tai jeigu mes esame ant 0, mes turim didelį diapazoną, kur mūsų nervų sistema kažkas nutinka, ar ne, kažkokia situacija, kažkas tai nukrenta, kažkokia įtampa, kažkokią problemą reikia skubiai spręsti, mūsų nervų sistema patiria įtampą ir paskui pargrįžta į normą. Bet jeigu mes jau turim lėtinį nerimą, išreguliuotą nervų sistemą, atsikėlusios, galbūt tas balas jau yra 2. Ne, nutiko viena kita situacija, jau balas 4. Vadinasi, kyla nerimo fonas ir iki tų sprogimų vis mažėja langas, vis mažesnis trigeris gali mane išreguliuoti. Tai į šitą nervų sistemos reguliacijos kursą aš įdėjau ir kasdienės praktikas. Tai bus 3 paskaitos, kur mes detaliai eisim suvokti nervų sistemą, streso, nerimo palaikymo mechanizmus. Ir toliau bus kasdienės praktikos. Tai reikės skirti maždaug 20 minučių per dieną ir ten bus labai greitos ir efektyvios praktikos. Per dieną 2 praktikos, trumpos, iki 10 minučių viena, iki 10 minučių kita, tai iš viso 20 minučių. Ir tikslas su šitomis praktikomis yra būtent reguliuoti savo nervų sistemą ir išmokti ją balansuoti tiek kasdienybėj gyvenime, tiek kai jaučiu, kad jau užkilo nerimas, tiek aplamai tarp situacijų. Kokias praktikas galiu daryti galbūt net darbe, būdama tarp žmonių, tam, kad jeigu pastebiu, kad mano jau vidinis įtampos ir nerimo lygis kyla, ką daryti, kad tą įtampos lygį pradėti mažinti. Tai ką dar turėsim klausimų atsakymų sesiją, turėsim uždarą Facebooko grupę, kur dalinsimės patirtimis. Tai šita paskaita šitas kursas iš vienos pusės yra kaip 3 seminarai su gilia informacija, iš kitos pusės tai yra tarsi mažas iššūkis, tai yra toksai mažas iššūkis su kasdieniam praktikom tam, kad visas šitas naujas žinias po truputėlį įnešti savo kasdienybę, išbandytas kasdienės praktikas, nes šiais laikais mes žinom tiek daug informacijos, mes žinom tiek daug, ką mes turėtume daryti, kaip reikėtų gyventi, netgi kaip tą nervų sistemą reguliuoti. Aš nebejoju, kad jūs žinote įvairiausių ir kvėpavimų, ir meditacijų, bet problema yra ta, kad mes to nedarom. Dėl to mano tikslas yra sukurti tokias palaikančias sistemas moteriams, kad ar ne, keliaujam ir tada įnešam tos pokyčius į savo gyvenimą. Kad ne tiesiog teoriškai pasižiūrim, ne dar vieną informaciją, ne dar kažkas, ką naujo sužinojau, buvo labai fainai, įsikvėpiau, bet po 2 dienų pamiršau. Kad tai būtų kasdienės praktikos, kurios būtų lengvos, kurios būtų įveikiamas ir kad jos keistų gyvenimo kokybę ilgainiui. Nes visos nervų sistemos praktikos, mes jeigu ją padarom vieną kartą, jinai turi vienokį efektą, ne? Bet jeigu padarom 2, 3, 4, 5 dienas iš eilės, tas efektas nėra tiesiog kart 5, bet jis dauginasi. Tas efektas didėja eksponentiškai. Ar ne, kaip 2 + 2 yra 4, 2 + 2 + 2 jau yra 6. Bet kai darom šitas nervų sistemos reguliacijos praktikas, tai yra tarsi 2 × 2 × 2, ar ne? Tai jau nebe 6, tai yra 8, dar × 2 16 ir taip toliau. Tai tas efektas stiprėjantis ir jisai yra labai 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 stiprus. Tai ką noriu dar pasakyti ir noriu palinkėti visoms, kad iš tikrųjų leistumėt savo keliauti tą savirealizaciją. Ir kaip aš sakau, nervų sistema tai yra bazė. Jeigu mes neturim bazės, mes niekur kitur neišjudėsim, nes galime eiti vidinius atsakymus, galime eiti daryti drąsius žingsnius, bet kas nutinka? Darau žingsnį į priekį, 2 žingsnius atgal, žingsnį į priekį, 2 žingsnius atgal. Jeigu nervų sistema nesijaučia saugi, tai tų žingsnių į priekį jinai labai bijo. O jeigu ir vyksta žingsnis į priekį, tai tas žingsnis skatina atgal. Tai pasidalinkit, ar rezonuoja tai, apie ką aš kalbu. Pasižiūrėsiu, ar yra komentarų. Galbūt kažkokių klausimų turite iš to, ką pasidalinau. Sveikas visos. Mhm. Tuoj pajausim.
Ieškokim, kuogi tas laivas slepiasi. Tai va, matau, žiūri, 13 moterų dabar. Gerai. Tai jeigu turit kažkokių klausimų ar apie programą, ar apie pačią nervų sistemos reguliaciją, tai drąsiai klauskit. Aš iš tikrųjų jau labai ilgą laiką tą nervų sistemą domiuosi ir pirmiausia pradėjau nuo įvairių praktikų, meditacijų, paskui buvo visas psichoterapijos studijos ir atrinkau tokias pačias efektyviausias praktikas. Tokias, kurios būtų patogios, malonios ir kiekviena iš mūsų tinka skirtingi dalykai. Dėl ko tų praktikų bus daug. Tame kurse, į kurį to duosiu nuorodą, yra virš 10 skirtingų praktikų, kur galėsit tiesiog bandyti, testuotis, žiūrėti, kas veikia jums ir kas reguliuoja jūsų nervų sistemą. Praeitam laive irgi dalinausi, kad skirtingi kvėpavimai skirtingiams žmonėms veikia skirtingai. Ar ne? Kur vienas žmogus padarys dėžės kvėpavimą, kur yra per 4 įkvėpimas, per 4 sulaikau, per 4 iškvėpimas, 4 sulaikau ir vieną žmogų tai ramins, o kitam tai, kad reikia įkvėpti, nekvėpuoti, užlaikyti, iškvėpti, vėl nekvėpuoti, sulaikyti, gali sukelti dar didesnę įtampą ir nerimą. Nes kada mes natūraliai įkvepiam, sulaikom kvėpavimą kada? Realiam gyvenime dažniausiai mes sulaikom kvėpavimą, kai mes išsigąstam, ne kažką pamatau, ir sustoju kvėpuoti. Tai tokiu atveju tas dėžės kvėpavimas nelabai tinka. Tada reikia rinktis kitus kvėpavimus. Pavyzdžiui, per 4 įkvepiu ir per 6 lėtai iškvepiu. Ne, kad įkvepimas yra trumpesnis negu iškvepimas, kuris yra ilgesnis. Tai tokių praktikų ir tokių vingrybių yra labai daug ir jomis tikrai labai noriu pasidalinti, labai noriu, kad tos, kurios prisijungsit, ne tiesiog išklausytumėt tą informaciją, bet kad realiai pritaikytumėt ją savo gyvenime ir kad išsineštumėt tą būseną, tą gebėjimą ir žinojimą, kad aš turiu galią keisti savo būseną. Tai kursas jisai startuoja jau balandžio 8 dieną. Aš į komentarus noriu įdėti jums nuorodą, kurios jau esat pasiryžusios, kad norit prisijungti, kurios esat pasiryžusios, kad jau atėjo laikas daryti pokyčius savo gyvenime. Tai būtent šitas kursas yra pradžia. Tai yra pradžia, kuri tikrai padės susidėlioti tą pagrindą savirealizacijai. Tai balandžio mėnesį aš noriu padaryti šitą nervų sistemos reguliacijos kursą kaip bazę, o paskui gegužės mėnesį tada jau keliausim su praktikom, kaip išsigryninti savo kryptį, kaip išsigryninti savo mylimą veiklą ir gegužės mėnesį paleisiu sekantį kursą. Tai galite ruoštis, kurioms galbūt nervų sistemos klausimai dabar neaktualūs, jaučiatės, kad esate resursiniai būsenai, tai galėsim startuoti tada gegužės mėnesį. O jeigu jaučiat, kad vis dėlto norisi tų resursų, norisi atrasti daugiau ramybės, daugiau balanso, mokėti valdyti savo būseną, tada tikrai labai rekomenduoju prisijungti į šitą kursą. Dabar galioja dar tų ankstyvųjų paukščių, iš ankstinė kaina, tai tikrai kursas yra labai labai draugiška kaina, nes čia yra pirmas variantas, pirmas išleidimas mano šito kurso būtent tokiu formatu, kur visas fokusas yra tik į nervų sistemą, tik į praktikas. Aha. Gerai, paskui reikės atsiliepti. Labai gražiai Irena rašo, kad nepasiduoda nervų sistema praktikuoti meditacijų. Ir taip, aš labai puikiai šitą suprantu, ką jūs sakot, kad nervų sistemai meditacija, tokia standartinė, tipinė meditacija kartais yra per didelis iššūkis. Nes mes visi turim skirtingą nervų sistemą ir įgimtai, ir priklausomai nuo mūsų kasdienių patirčių, vienos mes esam labiau linkusios į tokį susijungimą su savimi per kūną, o kitos per protą. Ir jeigu nepasiduoda nervų sistema būtent toms tradicinėms meditacijoms, žinokit, kad šitas nervų sistemos reguliacijos kursas idealiai jums tiks. Nes čia bus tikrai mažoji dalis tų tokių standartinių meditacijų, bet mes darysim įvairių meditacijų per kūną, įvairių kūno praktikų, kvėpavimo praktikų. Yra labai nuostabi meditacija, tai yra progresuojanti raumenų relaksacija, kuri idealiai tinka visoms mano klientėms, kurios išsako tą problemą, kad negaliu aš medituoti, nepavyksta man medituoti. Tai būtent ta progresuojanti raumenų relaksacija, kai mes savo kūną treniruojam, kas yra įtampa, kas yra atsipalaidavimas,
jinai idealiai tinka ir aš kurse detaliai dalinsiuosi su įrašu, kur galėsit klausytis audio įrašą pačią savo. Tas įrašas jums liks ir po viso mūsų kurso ir tiesiog labai kokybiškai reguliuoti savo nervų sistemą, bet ne vien tik tai, kad aš sėdžiu, medituoju lotoso pozoj. Tai tų praktikų yra tikrai įdomių ir jos neprivalo būti sėdėti ir medituoti. Tai tikrai labai maža dalis bus praktikų, kur konkrečiai ar ne, aš medituoju ar kažką vizualizuoju, daugiau bus tokių praktinių, kasdieninių dalykų, ką galima pritaikyti dirbant darbe, per pietų pertrauką, nuėjus trumpam į tualetą, ar ne, kai yra vaikučiai namuose, kelioms minutėms atsitraukti, padaryti tas praktikas. Tai tikrai labai noriu, kad šitas kursas būtų toksai praktiškas, kaip tarsi vaistinėlė, ar ne, tokie, ką aš darau, kai jau išsibalansuoju. Tai tas nuogastavimas, kad man nepavyksta medituoti, yra tikrai svarbus dalykas, kad šitas kursas yra tobulai pritaikytas, jeigu jaučiat, kad standartinės meditacijos nepavyksta. Man iš principo nepatinka tas sakymas, kad standartinė meditacija nepavyksta, nes tai tiesiog yra etapas, kur dėmesys dar labai stipriai blaškosi. Tai tą dėmesį mes galim treniruoti per įvairias mindfulness praktikos, kurios irgi bus kurse. Ir po truputėlį, kuo mes įgalinam save valdyti savo dėmesį labiau, tai visos meditacijos pasidaro tarsi įkandamos, ne? Tarsi galimos. Tai Sigita, matau, rašo nervų sistema pagrindas. Tai tikrai nervų sistemos reguliacija yra aktuali nepriklausomai, kuriam savirealizacijos lygyje mes esam. Ir lygiai taip pat, jeigu mes norim, pavyzdžiui, augti veikloje, jeigu mes norim daryti kažką naujo, mes savo nervų sistemą vėl ir vėl tarsi plečiam. Ir tada tos pačios praktikos, kurios padeda išeiti iš perdegimo, pervargimo, nerimo į balanso būseną, kai mes darom drąsius žingsnius, tarsi keliaujame savo naują lygį, vėl išlenda dažnai įvairios tokios nerimo, baimės programos ir tada šitos praktikos vėl ir vėl tampa naudingos. Tai jeigu vieną kartą jas išmoksit, įvaldysit, galėsit jas pritaikyti visada ir svarbiausia, kad liks įrašai. O įrašai padės pargrįžti vėl ir vėl, atsitaikius, kurios tos praktikos tinka jums labiausiai. Toliau rašo, Aina, labai rezonuoja ir visą tai, apie ką kalbat, žinau, tačiau kasdienis ritmas įtraukia ir išsiurbia. Tai taip, ką rašot, kasdienis ritmas, mes žinias turim, bet nedarom, ar ne? Tai čia yra pagrindinė problema šiuolaikinių žmonių, mes turim tos informacijos be galo daug, ar ne, praskrolinam, pasižiūrim reelsus, dabar tokią praktiką daryk, dabar tokią, tarsi visą informaciją mes žinom, bet trūksta pritaikymo. Tai būtent mano tikslas yra sudėti tokias programas, kurios būtų labai pritaikomos. Nes kai dirbu asmeninėse sesijose su moterim, mes tada einam grinai per tokią personalizuotą programą. Bet čia šitam kurse mes lygiai taip pat eisim per tokios įveikiamas kasdienės užduotis, tarsi mini iššūkį, tam, kad dabar nusprendžiu, kad šituo metu aš koncentruojuosi į savo nervų sistemą. Tai viso šito kurso laikas yra iš viso 3 susitikimai išdėlioti per 14 dienų. Tai yra toksai koncentruotas gana laikas ir mes darysim kasdienės praktikas po 20 minučių. Tai realiai, kam turit nusiteikti, kad 2 savaitės paskirsiu po 20 minučių praktikai. Ir tikrai per tas 2 savaitės jūs įgausit jau tam tikrą pagreitį, pajausit tas naudas ir pasidarys lengviau, ar ne? Kada mes vienos bandom įgyvendinti kažkokius pokyčius, yra tikrai sunkiau. Bet kai mes pradedam pokyčius daryti kartu, kompanijai mūsų tikrai bus labai faina grupelė. Aš tai planuoju apie 30 moterų ir mes tada judėsim per visas šitas praktikas kartu, vienos kitas palaikydamos, su tais pačiais iššūkiais, nes gyvenime tempas yra greitas, kasdienybė, jinai dažnai mus kviečia, ar ne, dabar tas skubu. Tai mano toksai pakvietimas ir inspiracija jums yra nuspręsti, kad dabar aš paskiriu laiko ar paskiriu prioritetą susireguliuoti savo nervų sistemą, išmokti tų praktikų. Ir tai yra toks koncentruotas procesas, po kurio, kai jau mes turim pagreitį, viską pasidaro daryti lengviau ir lengviau. Kodėl šitas kursas, kurį darau, jisai nėra ten 3 mėnesiai, jisai nėra mėnesis, o tai yra 2 savaitės, tam, kad būtų lengva įsipareigoti.
ir kad tai būtų įveikiama. Nes jeigu mes nusprendžiam pasiimti kažkokį labai labai didelį tikslą, bet dar neturim to skonio ar pajautimo, kad ką reiškia, kai aš įgyveninu tai, ką užsibrėžiu, dėl to tam, kad visos pasiektumėt maksimalę sėkmę, kad tai būtų toks įsipareigojimas, ar ne, 2 savaitėms, ir tada darau praktikas, išbandau, tai kadangi išbandysit skirtingų praktikų, pamatysit, kurios jums veikia, kurios labiau patinka, kurios mažiau patinka, ir tada jau užsinešit tą savo vaistinėlę, savo atrinktą kombinaciją, ką nori daryti kasdienoje. Tai gerai, ar dar kažkokių tai klausimų turit, ar pasidalinimų apie nervų sistemą, gal kažkurios jau ir prisijungėt, šiuo metu nematau, bet tikrai labai kviečiu prisijungti. Dar vėliau ateityje irgi dalinsiuosi šiek tiek daugiau apie šitą programą, bet dabar galioja ta ankstyvųjų paukščių nuolaida. Tai programą galima prisijungti tikrai pačiom geriausiom sąlygom, jinai kaina nesikandžioja, o kaip tik yra skirta tokiam įkvėpimui. Ir kai manęs klausia, kodėl aš noriu daryti šitą programą, tai iš tikrųjų aš ją noriu daryti tarsi tokį visos savo patirties ir savo žinių supakavimą. Nes tos pačios temos, jos kartojasi vėl ir vėl, dirbant su skirtingom moterim asmeninių sesijų metu. Ir būtent kaip prieš kelis metus aš išgryninau visą procesą, kaip moteriams išsigryninti savo mylimą veiklą ir sudėjau tai į seminarą. Taip, lygiai taip pat noriu ir sudėti visą tą procesą apie nervų sistemos reguliaciją, kad visos moteris turėtų į ką atsiremti, ar ne, bus galima grįžti ir grįžti prie to paties. Matau, Vaida rašo, būtų smagu, jeigu live kursai vyktų vakare. Tai šį kartą bus dienos metu kursas, bus dienos metu, bet bus įrašai. Tai pirmą tokią programą darau dienos metu ir jeigu negalėsit prisijungti, tikrai nėra problema, nes galėsit peržiūrėti įrašą tą pačią vakaro metu, bet visas palaikymas, kasdienės užduotis, jos bus lygiai taip pat visoms tuo pačiu tempu, tai visiems, net jeigu neprisijungsit tiesiogiai į patį tą įrašą, į patį seminarą, tikrai jausit bendrą pulsą, tikrai jausit tą bendrą įsitraukimą su tom kasdieniam užduotim, kasdieniam žinutėm, kaip sekasi, su palaikymu, pasidalinimais, kad padariau ar ne, padariau šios dienos užduotis, kaip jaučiausi būtent su šitom užduotim, kas man jose patiko, ar šitos gal nepatiko, kurios labiausiai patiko. Tai tikrai ne problema, jeigu negali dalyvauti gyvai, nes dienos metu bus daugiau tie seminarai, bus informacija, ar ne? Tai nebus praktika, tai bus informacija su minimaliai praktikos, bet ten aš noriu sudėti visą tokią teorinę informaciją jums, kad jūs aiškiai suprastumėt, kodėl tas praktikas darom. Ką aš labai dažnai pastebiu, yra įvairių paprastų praktikų, kurias mes žinom, ne? Bet mes jų nedarom. Kodėl mes jų nedarom? Nes mes nesuprantam jų svorio ir jų naudos, nesuprantam, ką jos realiai keis mano gyvenime. Lygiai taip pat mes kartais galvojam, kad ta būsena, kurioje aš gyvenu, gal jinai yra tarsi įprasta, tarsi normali, tarsi taip ir turėčiau gyventi. Tai tikrai noriu įkvėpti jūs visas tam, kad kuo daugiau gyvenime mes patiriam resursinės būsenas, kuo daugiau resursiniai būsenai mes būnam savo kasdienoje, tuo daugiau savirealizacijos jausmų yra. Ir jeigu jaučiat, kad to ir skubėjimo daug, jeigu jaučiat, kad išsireguliavimo, nerimo ar tai streso yra nemažai gyvenime, tai žinokit, kad taip nebūtinai turi būti. Ir tai kartais yra sunku suprasti, ypač jeigu ilgą laiką gyvenime buvo to streso, buvo to skubėjimo ir netgi tose pačiose situacijose, jeigu keičiam būseną, keičiasi visas požiūrio kampas. Šitą turbūt pavyzdį žinot, kai mes nukeliaujam kur nors paatostogauti, nors ir ten būna visko daug ar ne, ta kasdienybė rutina, išvažiuojam atostogų, pasiilsim, pakranam savo resursą, grįžtam ir kurį laiką dar visos tos problemos atrodo tokios nerimtos, juokingos ir lengvai išsprendžiamos. Bet jeigu vėl toj pačioj rutinai mes pabūnam ilgesnį laiką ir vėl atrodo, kad čia visko daug, čia viskas sukasi ir tų iššūkių ir sunkumo jausmo daugėja. Tai su šitu kursu mes tarsi tokias mini atostogas duosim savo, ar ne? Kiekvieną dieną po 20 minučių tokias mini atostogos, mini resurso atkūrimas ir po truputėlį bus toksai
suminis efektas, kai aš pradedu jausti, kad aš keičiu savo būseną ir kokybiškai mano gyvenimas po truputėlį gerėja. Tai aišku, aš kviesiu tas praktikas daryti ne tik tai mūsų kurso metu, kviesiu jas išsinešti ir paskui ir daryti kiekvieną dieną, nes jeigu mes nedarom praktikų, tai mes gyvenam autopilotu. Autopilotas dėja ne visada mus veda į klestėjimą. Autopilotas pas žmogų taip sureguliuotas, kad mus veda į saugumą. Evoliuciškai taip susidėliojo, kad tam, kad mes išgyventume, mums svarbiausias yra kaip poreikis saugumas. Ir labai dažnai moteris netgi ateina pas mane į asmeninės sesijas ir sako, aš noriu savirealizacijos, pradeda daryti tam tikrus žingsnius ir pradeda jausti, kad oi, labai ryškėja noras saugumo. Ne, tai autopilotas mus veda į saugumą, bet jeigu mes taikomės ne tik tai į saugumo lygį, jeigu mes taikomės aukščiau į savirealizaciją, ką mes irgi galim suprasti, kad jeigu aš jaučiu savirealizaciją, saugumas kaip komponentas tame būtinai yra. Nes be saugumo savirealizacija yra išvis nepasiekiama. Ir jeigu mes taikomės tik į saugumą, mes gaunam tik saugumą. Bet jeigu mes taikomės į savirealizaciją, mes gaunam ir savirealizaciją, ir saugumą. Abudu kartu, nes jie yra susiję. Tai čia toksai irgi labai gražus suvokimas savo, kad jeigu ieškau saugaus kelio, ne, tai nebūtinai saugus kelias atves mane į savirealizaciją. Dažniausiai kaip tik atvirkščiai. Bet jeigu aš eisiu į savirealizaciją, darysiu realius žingsnius į savo pokytį, tai tame natūraliai atsiranda ir saugumo jausmas. Tai ką, buvo labai smagu šiandien su jumis, kurios buvot gyvai pasimatyti, labai smagu, kurios klausėt įrašą, tai nuoširdžiai kviečiu prisijungti į nervų sistemos reguliacijos kursą. Jis vadinasi Iš nuovargio ir minčių chaoso į stabilumą ir aiškumą. Ir tai yra pirmasis laiptelis būtent kelionės į savirealizacijos programoje. Ne, taip darysim šį mėnesį, nuo balandžio vidurio startuoja šitą nervų sistemos reguliacijos programa. Nuo gegužės mėnesio tada jau keliausim į sekančią programą su aiškiais žingsniais į moters savirealizaciją, kaip išsigryninti savo savirealizacijos kryptį, kaip gauti daugiau to aiškumo ir aplamai išsigryninti visą va tokį tarsi žemėlapį, kas man yra svarbu, kas mane motyvuoja. Tai eisime tokį gilų savęs pažinimo procesą, o tam, kad eitume į vidinius atsakymus, pradžiai susikurkim tą pastovią bazę. Tai dėkui visoms, kurios buvot, dėkui, kurios visos klausysit ir kviečiu prisijungti.